Sveiki gyvi žiūrovai, čia Tomas. Šiandieną atsakysiu į keletą jūsų užduotų klausimų. Taigi nieko nelaukia, pradėkime. FIFA videos klausia, koks mėgstamiausias futbolininkas? Mano mėgstamiausias futbolininkas yra Jonas Cena. Ne, aš nežiūriu futbolą. Aldona klausia tokį klausimą. 3 asmenys, be kurių neįsivaizduoji tu savo gyvenimu. Neįsivaizduoju gyvenimo be mamos, be tėvo ir be savęs. Aš pats savo dievas. Dizis klausia, kokį žaidimą žaidi. Žaidžiu The Crims. Kanalas LT klausia, ar pragyvenimo lygis ten geresnis? Ten lygis gal ir geresnis, o Anglijoje irgi neblogai. Aivaryt, ZZZ. Kokia muzika fone groja? Muzika groja tokia, kokia va groja, o tokia, kokia groja, tai groja. O tu pasiskaityk description'į. Kiekvieną muziką parašau, kas pas mane groja. Saigra sako, ką tik iššvaisčiau savo gyvenimo 2 minutės. Taip, iššvaistai. Kaip iššvaistai kiekvieną savo gyvenimo minutę. Ir iššvaistysi dar daugiau, iki tol, kol mirsi. Gazuota klausia, ko neatleistum savo merginai? Savo merginai neatleisčiau nieko, o gal neatleisčiau visko? Neatleisčiau visko, tikriausiai visko neatleisčiau. The Base LT. Filmų kartais neįgarsini? Ne, aš filmų neįgarsinu. Bet jeigu tu žinai, kur būtų galima įgarsinti ir už tai mokėtų pinigus, atsiųsk man nuorodą į PM. Ačiū. Nektarinas klausia. O kur gyvenai anksčiau? Anksčiau gyvenau Lietuvoje, Alytuj. The inside of outside. Kokia tikimybė bus, kad čigono vagina sprogs, jei strutis kakojo prieš vėją ir nupūtė jo vieną plunksną gruzinui į akį? Čia, mielasis Juliau, yra labai nekorektiškas klausimas. Pirmas dalykas. Kokia tikimybė, kad čigono vagina sprogs? Čigonų. Čigonai neturi vaginų. Čigonės turi. O antras dalykas. Iš kur tas gruzinas? Gruziną būtų čigonai jau pavogę. Bet jeigu nori atsakymą, tai tikimybė yra 50-50. Anibal 009 klausia. Tai kiek tau metų? Man yra 17 metų. Beveik 18. Beveik jau žmogus. Varnų Respublika klausia, kas pakišo koją kurti vlogus. Koją pakišo kurti vlogus, neturėjams ką veikti. Šagua užduoda tokį klausimus. Sako, turi merginą? Turiu merginą. Džezidom klausia, kiek plaukų želės sunaudoji savo šukuosinai? Aš želės nenaudoju. Aš naudoju natūralius produktus. AFIGVV1 klausia, ar tau patinka ledai su alaus ir burokų prieskoniu? Perskaičiau klausimą ir iškart pagalvojau taip, nes jame buvo žodis alus. Tada įsigilinau, perskaičiau žodį, ar patinka ledai. Ledus irgi mėgstu. O tada burokų prieskonis kažkaip nelabai man. O tu ar mėgsti burokų džemą? Strong Drift Movies. Trololo šukuosena, čia tavo stilius yra toks? Ne, čia nėra mano stilius. Čia mano kaimyno iš 5 aukšto stilius. Sabakaiš klausia, tu didini tunelius? Taip. Taip. Ne, nebedidinu. Nebedidinu jau, užtenka. 16, užtenka. 11 ant libė. Tu karts nežemais būsi. Nu karts ir būn, bet karts tai ne. Dažniausiai tai aš ne žemaitis, aš iš Alytaus, dzūkas. Karolėlis Iškauskas klausia, kada tu, blėt, grįši? O čia yra suktas klausimas, nes nieks nežino atsakymą. Gal vasarą, gal pavasarį, nežinau. Kai sužinosiu, duosiu žinią. Edgaras Keršys klausia, ar man tik akys kreivos, ar ten kreivai pas tave ant galvos? Žinok, Edgarai, gal ir kreivai pas mane ant galvos, bet gal ir kreivai tavo akys yra. Trolis klausia, tu ramus toks, gal vegetaras? Ne, aš ne vegetaras, valgau mėsą. Sugalvojau naują skiltį. Po kiekvieno dabar video
Įdėsiu savaitės komentarą. Skani dešra. Įdėsiu savaitės komentarą. Kadangi tik dabar sugalvojau šią rubriką, tai išrinkau iš visų praeitų video ir savaitės komentaras yra štai toks. Nusiskusk antakius. Ačiū. Tau irgi geros dienos.